Tai gerbiamas treneriai, kaip vertinat vis dėlto pasirodymą? Blogai vertinam. Nepadarėm trečio derinio. Visą laiką darėm antrą. Ir tiesiog planavom laimėti 12 taškų skirtumų, laimėjom 14, tai neįvykdėm užduočių. Blogai vertinam. Kaip atsilieps tolesniam žaidimui ir kaip kalbėsi su žaidėjais Rūbinėje? Atsilieps lietuviškai, atsilieps telefonu žmona ir jinai kalbės su žaidėjais Rūbinėje, nes aš nekalbėt čia atvažiavau, aš braižau schemas, keliu užduotis. Jeigu išpildom užduotis, aš patenkintas. Jeigu neišpildom, tai tada žmona jam ten išrašo pylos. Taip ir būna. Ką žaidėjai sakė Rūbinėje iškart po varžybų? Žaidėjai sakė daugiausiai būdvardžius, kai kurie ištiktukais svaidėsi. Ir iš tikrųjų buvo tikra, kaip čia pasakyti, kalbos dalių pasiutpolkė, nes turime žaidėją, kuris faktiškai vien prieveiksmiais kalba ir vadovauja komandai. Tai tikrai buvo įdomi atmosfera Rūbinėje. Ir vis dėlto, vertinant vis negerėjantį rinktinį žaidimą, kur jūs matote problemas? Problemas aš matau visur. Žaidamas koridorių matau daug problemų. Vandentiekis arenui tikrai ne pats geriausias. Wi-Fi'us dingsta vidury kažkur ten mačo. Daug problemų yra ir kiekvienas iš mūsų dar su savo problemom, žaidėjai atsineša savo problemas. Vienam šuniukas mirė, kitam tėvas mirė, trečiam ten bulvės kast reikia, o jis čia išvažiavęs į čempionatą. Tai mes visi žmonės, žinai, galų gale esam ir aš ateinu į McDonald'ą, prašau, kad man padarytų sumuštinį be pomidorų, man prideda pomidorų, tai blogai, tai kaip mes galim žaisti, jeigu yra tokie dalykai, kurie kliudo tau net iki arenos einant. Tai ką jau kalbėti, kai nueini iki arenos, ateini ant parketo, ten kažkur prispjaudyta, kažkas moliūgų sėklų ten paliko. Tai žinai, reikia suprasti. Internete plinta vis daugiau memų su jumis per rungtynes, kur jūs sėdit Facebook'e su planšetė, atsinešęs laptopą, vietoj to, kad vadovautumėt varžyboms. Tai deriniai. Aš braižau, aš jums sakau, tai Facebook'e galima braižyti per planšetę ten. X dėlioti. O kad jūsų postai kas 2 minutės atsiranda? Tai aš pranešu derinį naują. Komandai? Komanda irgi turi planšetės. Man nereikia kalbėti, aš rašau. Kada atsistatydinsit? Ar ta vėliava buvo gera? Ką žinau, tai kai laiko bus, tada ir atsistatydinsiu, dabar nėra laiko, dabar žaisti reikia. Reikia eiti į aikštę ir kovoti. Ar komanda, kokia atmosfera komandoje? Atmosfera, kaip, tai priperdžia visą laiką centras pas mus. Dujų pilna, smirda, jis valgo artišokus vien pietum. Tai pats pagalvo, kokia gali būti atmosfera. Tai mes koncentruojamės ties savo tikslais, o ten pašaliniai dalykai, žinai, atmosferos, ne atmosferos, mes čia ne vien su kitu pasibūti atvažiavom. Čia mes atvažiavom... Kaip vertinat, kad jūsų spaudos atstovas rodo faką, o jūsų centras dabar prie jūsų glėbesčiuojasi? Tai yra normalu, tai parodo, kad vėlgi mikroklimatas geras yra. Ir aš noriu padėkoti taip pat ir sirgaliams, kurie serga. Šiandien kiaulių gripas plist pradėjo Lietuvoje, serga visi iškritę pizdėtas. Neatsistatydinsit? Neturiu laiko, aš tavus dar kartą sakau aš dabar. Ten reikia pareiškimą rašyti, kad atsistatydintum, paskui apiforminti, reikia sodrą, viską. Tai nėra laiko šitokiam dalykam. Supratau. Ačiū treneri. Ačiū jums.